Jau, labą dieną. Labą ryto. Tai sveiki. Praeitam video nebesugebėjom atsisveikinti, buvom nusikalę. Pavargėmės visą parą laiką, buvom nemiegoję. Tai tada, kai matėte ant tam video, kad pavalgiam, grįžom namo ir į lovą tiesiu taikinio šlatys ir iš karto smigau. Ir nebenufilmavom nei savo kambarį, nebeparodėm, nei kaip ten grįžom, nei ką, nes buvom tiesiog jau išplaukę. Tai dabar jau yra sekanti diena. Jo, sekanti diena. Vieną naktį išmiegota. Išmiegojom žiauriai gerai gamtoj. Įkėlėme šiaip gana anksti, 8 gal. Lietuvai gauna 6. Jo, ir šitą video dabar keliasi į YouTube žiauriai ilgai, tai internetas nekoks. Vis dėlto kalnuose. Jo. Gerai, tai ką mes šiandien veiksim, ką? Gerai, aš pasakosiu šiandienos planą. Palei viską važiuosim į tą miestelį, ieškosim, kur nuomotis visą, slidę, šalmus, batus, o aprangas mes turim savo nusipirkę. Milgytė savo gali parodyti. Nu, čia kombinezoną, po to pamatysiu, kaip apsirengsim. Va, ką turim, tai ką savo tokių nusipirkę, tai čia tavo akiniai. Čia šiaip iš tikrųjų vaikiškai yra, bet jie man tinka. Kietai atrodo, ne? Pas mus sninga, parodysim. Ir pas mane, va, tokie biškai. Pas mane tamsiai. Parodysim kambario turą, bet jau sugebėjom jį apsijaukti. Prišiukšlį. Bet apsitvarkėm. Nu, biškai. Tai va, galim aprodyti biškai kambarį tada. Ir rengsimės, ruošiamės ir varysim. Jaučiu viską, ne? Ir dar važiuosim į parduotuvę nusipirkti mažais bombaliukais vandens, kad turėję tenais kalnuose. Tada dar batonėlių kokio energinių, kad nepaslapti. Jo. Ir viskas. Aš valerijoną esu pasiemus kelionė. Vakar atsiguliau lovą, ant tiek pervargus buvau, kad gulėjau lovui ir toks jausmas, žinot, kai kelte suboj. Tai man lovai va tai va subavo. Atrodo, kaip per bangas būčiau plaukus. Nu, žodžiu. Gerai, keliaujam, tada rodam turą. Užeikit į mūsų bardakas. Mūsų kambariuks. Dvigulio lovytė. Čia dabar kur tą aprangą rodėm, čia visko esam. Užvalkalų neturim, nes nieks nedavė. Gerai, čia apranga viską. Vaizdelis per langą. Čia per balkoną išeini. Dabar kalnai iš vis net nebesimata, ten jis turėtų va čia matytis, bet dabar kai sning ir nesimata. Čia per balkoną toksai. Jo, mūsų toks kambariuks, Alioną jau matėt, praeitam video rodžiau. Ir nežinau, rengamės po biškį ir vis prisijunginėsim ir parodysim. Jo, galimai. Gerai, iki. Ai, nebe. Dar noriu pasakyti, pas mus ta kamera nėra skirta tokiem dalykam, kaip į kalnus varyti ir gali nulūžti, nes mes patirties daug neturam, bet galbūt pasimsam GoPro ant galvos, kad išeitų užsidėti ir jeigu išeis. Va dabar dėsimės tokius apsaugas. Nu čia kokia nenuspaustų batai, nes jie tokie... Kieti labai. Kieti jo labai. Tai aš kaip suprantu. Čia iš viso yra futbolininkas šiaip, bet... Taip, ne kažkaip. Aukščiau. Taip, ne. Aha, va čia maždaug taip ir. Turi taip. Jeigu ką, paskui pasikoreguosim. Taip, ne. Jo. Ir tada dedasi dar tokie ant viršaus. Bet gali nesidėti. Na, aš jau čia nesidėsiu, nes man sušuškuoja. Dar va antrą tokių įsideda. Nežinau tikriausiai. Gal aukščiau netgi. Gal taip? Nu, gal ir taip. Ką šiandien gavom galinės vietos. Galė sėdžiu blogiukai. Turim vartininką, nes ne automatiniai vartai. Kas priekiai sėtas vartas dariniai. Ne, aš pafilmuosiu. Ne, tai aš pafilmuosiu. Aš stumt nenoriu.
Tai da iki galo. Kad atgal nešiuoštų. Atsargiai, Danieliau, kad tu irgi nenukristum. Čia kapatais. Danieliau, tu atsargiai... Ai, tu savo man, tai aš negaliu žiūrėti. Danieliau, nenučiuošk. Aš tai negaliu, aš tai bijau, žinau. Viskas. Bet čia net neįmanoma bus. Nėra padėties be išeities. Žinai, ką nesuvažinėtų. Ir jau tu nebestok. Danieliau. Argi pasitrauk, Danieliau. Nieko nebus. Tai tik ant priekinių, Jis tai nori reikia. pievą varyti. Traukis. Nu tai jo, nes kas iš galo. Va, kai ne 4 varomi. Čia grinai lėts išsivarė. Kiek meniukai užšalė. Nu, žiūrėk, gal bandys. Liūdė, traukimės. Ant sagirtį neišsuks tiek. Neragas. Dedam grandinę. Pasitraukit į šoną, į vieną šoną pasitraukit, nes mašina atvažiuoja. Eikit iš Mašina. Žiūrėk, šitie turėtų eiti į apačią. Yra neviesas slaptai. Dabar kol įsiaiškinom, kaip manus dedas. Aišku, aš čia dabar neįdėsiu, nes yra stabdžių diskų. Pirmą kartą tokią techniką naudosiu. Ir tikiuosi paskutinį, kad neprireiks daugiau. Nes čia toks šviežias sniegs yra ir dar plus po apačia led. Tai kažkaip tais. Aš drebu, tai kamera, žinokit, kartu drebu. Viskas paprasta labai. Aivarai, čia turiu, jeigu ką, rakčiuką su varžymui. Ką? Turiu rakčiuką su varžymui. Rakčiuką tu melvydas kažką padarė, ne? Kokį rakčiuką? Aš tai neturiu rakčiuką. Kažkam darau tada rakčiuką. Gal Aivarsui? Aivarai, turi rakčiuką? Jo. Ai, dabar jam reikia. Aš jau nefilmavau. Tai neslysta. Va, Bandyt ant šito akmenukų. kelią pabarstė. Ką? Valio! Valio! Jej! Įvažiavo! Ir dar dėl saugumo reikės dar po vieną uždėti. Kad visą pilną komplektą. Va, mechanikas. Įvažiavo. Oi. Važiavom dabar, arkliukus sutikom, tai pasibaidė. Taigi rodo važiuo. Bet tas ne. Kokie gražučiai. Jis toks baišesnis, man. Ir nepririštas. Staliukė. Nu tai ką jau nusiemam? Ir jau išlakstė pusę, nu.
Biškai pavažiavimų nebėra. Bet svarbu, užkilčia vis tiek Valdiškė. Sargiai atvažiuoja man. Nu tai ką, atvažiavom pagaliau į vietą. Atvažiavom dabar į tą kurortą, tą slidinėjimą, tai dabar eisim ieškoti mokyklas ir tada pirksamės tos pasus ir nuomosimės aprangą. Bet jeigu nerasam mokyklas tuoj vietoj, turėsim važiuoti į kitą vietą. Jo, ir dar, nuomotis. Čia va mane tikštė sūnus. Susipažinkit. Labas. Tai va dabar einam ieškoti ir prisijungsim. Žiūrėsim, kaip čia bus. Hello. Сейчас 9. Большой дадим. Perfekt. Mes su draugėliu. Tai mes jau esam po mokyklas. Užtrukom apie valandą laiką, kad nusileis nuo to kalno. Jo, čia nemažas kalniuks buvo. Dabar bandysim jau vieni patys. Žiūrėsim, kaip seksis. Filmuoti labai daug neišėjo, bet instruktoriai patys pasisiūlė, kad sako, galim pafilmuoti. Tai irgi toks įdomesnis buvo. Jo, bet ten jau čia YouTube neišeis įdėti, nes iš telefono. Iš kameros. Iš kameros išeis rimtai. Pas mane buvo. Nu. Čia kaip iki tada. Ir instruktorė sakė, kad Milvydį geriau sekės, bet aš netikiu. Jo, sakė geriau sekas negu mano vyrai. Tai dabar gal pafilmuosim tą patį užkilimą, viską ir kažką dadursim. Jo, labai snanga. Instruktorius kainuoja žmogui valandai apie 20 eurų. Apie 20 gavos. Tai per abudu kem. Jo, abiem kem eurų. Ir paskui dadiesam kiek visą aprangą ir tas pasas 5 dienom slidinėjimui. Jo, viską čink padarysim. Tai va, iki tada. Iki. Bandėm varyti į kitą kalną, tenais, ne ten, kur su instruktoriais buvom. Bet ant mum nelabai dabar patiko, nes ant skelės be kapsulių. Be kapsulių, tai mum dabar biški dar nėra jauku. Dabar mes užkilsam su kapsulėm į tą patį kalną, prasičiuošam ir kai įsidrasinsam, galėsim jau varyti tenais, ne? Jo. Nešu slidas netaip kaip reikia. Svarbu. Tai va, prisijungsim irgi parodysim, kaip tenais tą visą kapsulę. Ir šiaip gan aukštai kylam. Austrijai buvo aukščiau, bet čia baisiau biški. Atėjom karštą šokoladą ant viršaus atsigerti, grinai ant kalno. Tai Milvydė atsakinėjai į jūsų YouTube komentarus. Čia dabar užkilom į viršų, bet mums dabar gausas paskutiniais nusileidims, nes keltuvai dirb tik tais iki 5. Tai dabar yra 4:30, tai mes net nebespėsam užkilti, nes labai ilgai kelamės. Daugiau kadrų padarysim iš kitos dienos, gal kai čia žinėsim, gal GoPro išeis užsidėti, vis gal biški bus įdomiau. O čia dar va kalnai tie. Ten jau turi eksperts būt, kad kilti į dar aukščiau. Nu ką, pasiruošę jaučiuosi, šiaip iš tikrųjų jaučias biški nuovargis ir paėgęs skauda ir viską. Tai užteks kaip pirmai dienai, aš manau, šiandieną. Nu ką, mes jau užsisakė maistą, atėjo mano sriubytė. Pažiūrėkim. Čia yra aštri jautienos. Man atrodo, jautienos. Esu žiauriai alkana, bet ir visą susivėlus, ką tik po kalnų. Gerai, turim tokią duoną. Čia jų kepama. Šiaip labai skaniai kvepia, viskas labai valgys. Ragausiu. Danielius irgi kadre čia visi dabar tyli. Man labai nejauku. Mano sriubos dar nėra. Kalbam į mikrofoną. Mikrofoną kalbu. Jo, kalbėk į mikrofoną. Kalbu į mikrofoną.
Ne, vis tiek girdisi gerai, ragaujam. Skanu. Tik dar nežinau, ragaučiau. 10 iš 10. 10 iš 10. Labai gera. Duona pakąsti. O duonytė ką tik iškepta. Da šilta. Nu, bet skanu. Dabar gali parodyti emiliuką, kokius jis sakė. Atrodo labai skaniai. O mano paprasta beefinė, bet ne aštri, tai irgi ragausiu. Mano dar geresnė. Nors milvytė. Rasals tai geras. Rasals geras? Labai gerai. Skanu. Ir dabar lauksam milvydę kebabą užsisakė. Kiaulieną su beefu, o aš šašlyką ėrienos. Tai irgi dabar lauksim ir parodysim. Tai va, čia mano kebabas yra su jautiena ir kiauliena. Jo taip atrodo. Čia aišku nes čia tik mėsa susukta į lavašą yra. Čia yra bulvytės fry, sakėm, su padažiuku. Ir ragausim, žiūrėsim. Kvepia skaniai. Labai skanu. Dabar Danielius ragaus. Arba čia tikrai labai skanu, arba dėl to, kad alkans, bet 10 iš 10. Keista, kad čia visus garnyrus turi atskirai užsisakinėti, jeigu nori ten bulvyčio, ryžių, prie kebabo ar kažko, tai jisai turi papildomai sakyti. Jo, arba net ir tą vakar sakymas palauk šašlyką irgi reikėjo užsisakyti, nes atneša tik mėsą. Tokiai mažoj lėkštutėj. Aš dabar tik tai šašlyką užsisakiau, nes milvydės bulvyčių čia užteks visam stalui. Ant tiek didelę porciją. Nu atėjo ir mano šašlyks, tai čia ėrienas. Ir kas žino vis tiek tą kvapą tokį turi, tai šiaip keista. Aš nesu, man atrodo, valgęs šašlyką tokią. Tai bus irgi įdomu paragauti. Milvydę, nori imti irgi? Nenoriu, tu save. Ir toliau galbūt šiek tiek. Pačiai šalta. Šalta? Ne, kai laukiam raktų, ten šalta buvo. Nes tu kai judi, tai nešalta, kai sustoji. Belekiai geras. Aha. Ir nėra sausas. Labai skanu. Ne, nenoriu. Milvydė nelabai nori, nes gaila. Aš savo kebabą nebeįveikiau. Nešios namo. Sriubos vien mėsos, kiek ten buvo. Susiviniuosi servetėlį ir tada naktį Tada suvalginsim. į kišenę ir tada rytoj, kai čia žiniuosi nuo kalną, galėsiu užkrimti. Dabar persėdžiau belė kaip ir mane dabar taip apgavo ir aš prisišnekėjau, kad turiu dar suvalgyti tą kas čia toks? Kinkalį. Ir dar kad būtų su mėsa, ant šyro su grybais. Magic. Nelabai. Ne? Ne, su grybais nelabai. Su mėsytė geriau. Vakar valgiau su mėsytė, tai buvo labai skanus, bet čia dabar toks, ne grybų mėgėjais, tai tik su mėsa. O dabar aš pats savanoriškai čia nebesuvalgė, tai labai skaniai atrodė, aš nežinau, kas čia, kaip ant vadinas? Kačiapūras. Labai skaniai atrodo. Bet kaip jam telpa tą šiukšliadėžę, aš nesuprantu.
Čia variškė gaunasi, ne? Čia tas sūris uoškų. Ožkų sūris. Šiaip skanu, bet dabar esu labai prisivalgęs, tai... Bet suvalgysiu. Ne, gal ne ožės sūris. Nebūtų gal taip skanu. Gal būtų dar skaniau. Nu tai ką, iš po kavinės vėl reiks stumt mašiną. Dar kol nugravdėm langus. Tu pabandyk tai biškį, kai paduoda atgal, kad taip, žinai, išsisibuotų jinai biškį. Mergos atein stumt. Ir pabandyk tai slydimą išjungti. Jo, gal pabandyk. Nu, dar kartą. Dar kartą. Stumam, ką čia tu? Palauk. Oi. Palauk, čia važiuoja. Viens, du, trys. No. Dobrze? Dobrze. Man gerai, kai aš filmuoju. Nereiks stumt mašinų. Va, pareiname vidų į kambarį. Langs atidaryt. Sniega viduje yra. Ir šalta. Bet šiaip turėtų greit prišilti didelis radiatorius, tai išsivalysam. Nu, bet šiandien nesąmonė. Tai ką, šiandienai kaip ir užteks, einam praustis, maudytis ir susitiksam už kelių sekundžių. Mes termo visokius rūbus maunamės ir einam ilsėtis, o jums tik kelios sekundės. Iki. Labas rytas. Labas rytas. Atsikėlėm, nu, gal prieš pusę valandos. Dar vis tiek apsirengėm, apsiprausiam kažkiek ir... Labai sunku buvo atsikelti. Jo, ir šiandien anksčiau turėjom keltis. Aišku, atsikėlėm ne anksčiau negu turėjom, nes šiandien prasideda... Šiandien yra sekmadienis. Jo, vaikam atostogas čia prasideda, čia plus jie iki tokio laiko švenčia kalėdas ir naujuosius metus ir visas tas šventės. Tai va, sakė, bus belė kokie trafikai, eilės nuvažiuoti, čia mums nėra toli nuo namų čia važiuoti, bet turėtų būti labai daug mašinų. Ko vakar dar nepasakėm apie tas kainas, kur mokėjom už slidinėjimą ir už aprangą. Tai už slidinėjimą tas kortelės, tą pasą. Sumokėjom 100 PM. Kaip atrodo? Tai va, sumokėjom 100 PM 5 dienom dviese. Tai visai gal normaliai. Jo, nes Austrijai buvo brangiau. Austrijai daug brangiau buvo. Ir tada slidės, batai, šalms irgi 100 PM už 5 dienas. Nu, normaliai irgi. Jo. Taip. Da vakar ėmė mokytoja. Sakė man, ar nesakė? Sakėm, kad po 20. Jo, sakėm. Jo, tu tada rašysam irgi. Ir nežinau, šiaip visi jau beveik susiruošę. Mes paskutiniai. Na, irgi lieksim ruoštas. Nu. Varysim. Ir kažką parodysim iš tenais kadrų kokiu nors. Tai iki. Ate. Ne, denk. Kiemas sargybinis. Ant sumuštinukų gaun. Va dar vien su šits nematyt. Tu irgi gražus toksai. Jūs čia mums naktį lojot, ne? Gražučiai. Super strigęs vėlės. Va taip atrodo, kaip čia vadinasi? Sakė,
Čia tie gruziški lariai. Čia kaip mūsų gintis atrodo panašiai. Dabar palį viską, atvažiavom jau slidinėti ir taip einam link trasos jau. Ir taip tokie mintis, kurie gal dar po vieną pamoką pasimsam, tą vieną tokį nusileidimą, kad Nesijaučiam pasiruošę. kad vis saugiau būtų. Nes dabar irgi buvo nufilmuota medžiaga, tie mokytojai mumis biškai filmavo, patys matėt, kaip gavos, aišku, ten per kamerą kitaip atrodo, bet man atrodo, kad jamam dar po vieną pamoką, tai apsisukam, grįžtam atgal. Tai mes jau ką tik po treniruotės ir mes dabar vieni patys jau užkilom Vėlį kalną. Tai kaip tau, Milvyde, po dabar treniruotės? Man gerai trenerė sakė, aš nesuprantu, kodėl sako, tu bijai vieną čiuožti, sako, labai gerai čiuoži, bet kai aš sakau treneriui, sakau, kai jūs stebit, žiūrit ir saugot mane, tai aš nebijau. Bet kai vieną čiuožiu, tai manęs nieks nesaugo, nieks nestebi, tai iš karto baimė atsiranda. Tai va, žiūrėsim. Dabar belenkiek žmonių šiandien sekmadienis, tai tikrai jaučiasi. Mano situacijai tai per šiandien man daug daugiau išaiškina, kaip čiuožti, kaip stabdyti, kaip šuo nuvaryti. Nes vakar, kur buvo, nei biškai nekalbėjo, nei angliškai, tai su vertėjais, šiaip ne taip. Ir labai sunku buvo suprasti. O tas dabar buvo vyresnis žmogus, tai kalbėjo. Ir išmokino, geriau. Ir daug paprašiau, tai dabar, manau, drąsiau išeis nusileisti. Bet yra taip, kad ko leisimės, neturimės kaip nusifilmuoti, nes neturim GoPro. GoPro nepaėmėm, yra paimts, bet ant yra namuose. Tai kitam kadrui gal kažką tais priseksam iš GoPro. O aš išsinuomojau striukę, nes šiaip žiauriai šalta. Tai su striukė yra čia kaip iki. Atrodo, saulutė šviečia, bet šalta. Ne, kai čiuožia, tai gerai, bet va, kai nečiuožia stovi vietoj, tai šalta. Ir dabar biškai vaizdų dar parodysiu. Žmonių. Čia va tiek va žmonių. Tada iš kitos pusės irgi. Ir yra čia dar vienas pakilimas į tenais labai aukštai, čiutne iki debesų. Bet tenais jau turi būti profs. O čia ta trasa skaitos, kaip vidutinė čiutne. Yra žalia lengviausia, bet ten net nebuvom dar, nes mokina iškart nuo mėlynos. Tai kažkaip čia įsidrasinom ir bandysim lėkti. Aha, gerai, žiūrėsim. Iki. Pagaliau įsidrasinom į tą, kur įtenėjom, ten, kur be kabinų. Tai parodysiu dabar. Čia kilsam. Ir gera naujiena, kad gavom GoPro, tai kažkiek bent parodysim, kiek čiuožam. Tai stengsiuos Milvydį iš galą, kad matytos labiau. Ir bus įdomesnių kadrų. Ir dabar kaip kiek čiuož, nenukrent. Ir dabar kaip filmuosiu tikrai. Nenukris. Tu. Ir dabar užkilimą parodysim biškį ant to keltą. Ai, visas? Tai dabar užsėdom ant keltą ir žiūrėkit, koks vaizdelis gaunas. Palauk. Čia kylam. Visi apsimojavo. Pampersas rekomenduojamas. Šiaip atrodo baisiau negu yra. Ir dabar kilsam tenais. Aha. Jau nebėjo. Ką, grįžom po slidinėjimą. Dar filmavom, ką pavalgėm šį kartą namuose, nes reikia pinigus taupyti. Tada Milvydė jau nebegerai yra temperatūra kilti. Va, Milvydė jau lovoj. Kiek rodo? 3,85. Da greit sėdom į mašiną, nulėkiam vaistukų, paėmėm iš karto, termometrą. 4 eurai. Ir nežinau, šiandienai atsisveikinam. Tai kitą video gal darysim jau nebe apie slidinėjimą, nes, neįdomu tiek gal žiūrėti žmonėm. Tai eisam į miestą, o už kelių dienų važiuosim į didelį miestą. Tai laukit. Iki. Ačiū.